Sveiki. Na, išaušo. Nu, tikrai. Neblogas šeštadienio rytas. Prieš Velykinis. Gal kaip sakyti, rytoj Velykos. Taip. Nu, tai prieš Velykinis rytas. Na ką, bandom kažkur išvažiuoti. Kregždutę ištestavom. Yra šiokių tokių pažymos ten problemytės. Bandysim taisyti. O tai viskas normaliai. Bandysim važiuoti. O kur važiuosim, aišku, būtinai parodysiu. Vyksta pasirašomieji darbai. Savaitėlė tokia besoka buvo. Ypač naktim dar šalčio. Kregždutei šilta. Svarbu, dujų užtektų. Jeigu kas savo pasigaminsim. Visas aparatūros susijunginėti. Atrodo, tai Druskininkus jau 100 kartų važiuojam. Bet vis tiek įpratis yra savo darą. Pasijungs visokias navigacijas. Muzika. Kaip be muzikos juk neįmanoma. Mes klausom latvių. Kaip čia tas dabar vadinas. Tai kaip gerai inžinierių turi. Aha. Kur muzika dingo? Skonto kitai bus. Kažko nenori traukti, skonto kitai. Reikia navigacija, kaip čia? Reikia kelią susirasti. Kažko interneto. Tak, einam ieškoti. Nors ir dar vėsoka, čia 6 laipsniai parodo. Jau turim jausis kaip vasara. Tai turbūt pratintis, kad jau ateina šiluma. Nors dar neypatingai greitai, bet vis tiek jau saulutė vis labiau būdinas vietą. Nu ką, bandysim važiuoti. Štai atvykom mūsų pamėgtus Druskininkus. Praeitą savaitę aplankėm Palangą. Šį kartą Druskininkai štai kaip pasipuošė. Velykom pasiruošė. Kiek kiaušinių primarginta. Tvarelis, nu nikoks. Praeitą savaitę Palangoje buvo geresnis. Bet ką padarys? Mes esam pripratę prie atšiaurių sąlygų. Vėjas prie vandens atsirado. Gražus margučiai. Palango irgi gražus buvo. Gal čia iš tos pačios gamyklos. Tai visi pasinešė į Palangą. O mes pasirinkom kitą pusę. To pranašau 16 ir saulė, pažiūrėsim. Šiandien taip nikas. Nu, žmonių yra, bet proto ribos. Balsų už kadrą einam pasivaikščioti. Čia yra ir pavardės. Kas čia padarė tos kiaušinius? Jis Šamatulskis duona. Čia pasirodo duona. Čia ir pavadinimai yra. Gabrielis Virblius, Gasparov, Pijus Šamatulskis. Irgi duona. Suprasi duona. Kodėl čia duona? Nu, čia tik jie te žino. Yra, einam, pažiūrėsim link fontanų. Kiekvienas šakelės kiaušinių prie. Vakare bus gražu čia, kai užsidegs šviesybė. Grožio šaltinis. Atėjom pasitept, kad gražesnį būtume. Čia eilės stovi netgi. Kaip pakeitė, kokius vamzdžius. Buvo vienokie vamzdžiai, dabar visai kitokie. Čia gali net stačias matyt varyti. Tam vandlį. Nemunėlis. Sveiki, išaušo gražus šventinis Velykų sekmadienio rytas. Va, koks dangaus gražumėlis. Vėjas tai šaltokas. Ne savo, bet jau pamėgtame Druskininkų kempinge. Žmonių nedaug, neveikia tik virtuvė, daugiau viskas veikia, dušai, tualetai. Į maldas kviečia. Kaip faina. Nu, vėjas toks dar šaltokas. Eisim vėl į trasą, žadėjom su dviračiais važiuoti, bet sakom, eisim pasivaikščioti pėstute. O grįžę bandysim kamodą pasikurti. Atšvęsti Velykas. Jau kiaušinius sumušom, ameliai tušti, viskas tuščia. Eisim į miestelį. Na štai, sekmadienį žmonių truputį atsirado, kurie kiaušinienės atėjo pasižiūrėti.
kiaušinių paridenti. Vėjas šaltokas. Kas ten Palangoje neįsivaizduoju. Štai grįžom iš pasivaikščiojimo. Kaip tik įjungiau, tame reikia iš karto vėjas. Taip oras puikus. Pasikūrėm savo pečiuką. Nealkoholinio turim. Mūsų stovyklavietė taip atrodo. Tvarkos trūksta. Sakom, būtum davę kas nors grebliuką, būtume pasidarę tvarką. Vėjas. Vėl nurimo. Velykų diena kol kas puikiai. Po to vėl pranašauja, kad žiema ateis. Bet svarbu, kad šiandien būtų geras oras, o paskui viską iškentėsim. Žiemą iškentėjom, tai dabar iškentėsim. Atvažiavo dar kolegos, šalia armėnų restoranas, vienas kitas žmogus apsilanko, pasivaikštinėjom, dar oras geresnis ant vakaro, tai lietaus rodė, savotiškai gerai kai tušči, bet su kolegom irgi įdomu pašnekėti. Na ką, eisim toliau, užsiimt gamybą, pietų ir vakarienės.